Sveiki, štai ir vasaris. Ir ant šito stalo jūs matote visus vasario pasiūlymus, o mano rankose puikia vasario brošiūra, kurioje rasite net 3 šaunius receptus ir daug ypatingų pasiūlymų. Ir jeigu kalbėti apie vasarį, tai vasario pasiūlymai yra tokie, kuriuos aš turbūt labiausiai mėgstu. Tai yra visi gaminiai skirti gamybai, galima kočioti, galima kepti, galima gaminti. Taigi mėnuo bus tikrai labai skanus, su labai daug įvairiausių idėjų. Taigi, ką mes turime ant šito stalo? Ant šito stalo pirmiausia turime dubenų, nes visa gamyba virtuvėje prasideda tikriausiai nuo dubenų. Jeigu neturėsim dubenio, iš tikrųjų bus sunku pasigaminti ir tešlą, ir mišrainę susimaišyti, ar kitą dalyką pasigaminti. Mano rankose klasikinis 3 litrų dubuo tešlai, kurį vasario mėnesį galima įsigyti su labai didelė nuolaida ir kuris tikrai pravers kiekvienoje virtuvėje. Jisai 3 litrų tiesiom sienom, turi štai tokį sijoną, kuris apsaugo, kad neatsidarytų dangtelis, turi 100% sandarų dangtelį ir tokį aptakų patį indą, kuriame patogu maišyti, iš jo patogu išimti, jame patogu vežtis, transportuoti ir be abejo laikyti šaldytuve. Gražu, spalva graži, bordinė ar alyvinė, kaip čia reiktų pavadinti. Ir jūs matot, kad čia turiu dar 2 dubenis, kurie puikiai tinka prieš tai šito 3 litrinio. Taigi 2 litrų ir 5 litrų. O juos galima gauti visiškai nemokamai, nes jūs puikiai žinot, kad visos vakarėlių šeimininkės organizuodamos vakarėlius gauna šaunių dovanų. Ir padėkos dovanėlė vasario mėnesį už surengtą vakarėlį yra puikus 2 litrų dubuo, kuris derės prie jūsų 3 litrinio, kurį galbūt įsigysite vasarį. Kai vakarėlis pasiekė pirmą pardavimų lygį, tada šeimininkė prieš tai šitą 2 litrų dubenėlio gauna 2 dėžutes, 1,1 litro, į kurias galės puikiausiai susipirkti savo biriuosius produktus. Kaip vadina šitas dėžutės, kad tos kruopos, kurios pirmai įeina, pirmai ir išeina. Jūs supilat kruopas, uždaro dangtelį va štai šitai va, pum, paspausdami, ar pasidėkite tik aišku ant lygaus paviršiaus ir laikote tokiu būdu, pro langelį matote, kas yra viduje. Šitaip atsidarę jūs įsiberėte ir kai jau jūsų kruopų yra nedaug, jūs vėl pilate naujas, o senosios jums lieka ant viršaus, taigi visada jūs išpilsite pirmiausia pačias seniausias kruopas. Na ir štai šitas 5 litrų dubuo yra mūsų vakarėlių šeimininkėm prie va štai šitų dėžučių, jeigu vakarėlis pasiekia antrą pardavimų lygį. Taigi 3 gražius dubenius turime, dėžutės turime, kogi dargi mums reikia gamybai, ogi gamybai reikia įvairiausių silikoninių formų, kur pagamintus produktus mes galėtumėm išsikepti. Ir aš labai mėgstu silikoninį padėkliuką. Savo namuose turiu, nežinau, turbūt 10 jau galėčiau suskaičiuoti. Ir ant jo galima dėti kepti jau suformuotus dalykus, arba ant jo labai patogu iš karto kočioti, pavyzdžiui, su sausainių formelėmis spausti sausainius, išimti tarpuose esančią tešlą ir dėti ant grotelių kepti. Ir dažniausiai mūsų visus kepinius mums reikia aptepti ko nors, pavyzdžiui, ar pieno, ar kiaušinio plakiniu. Tai tam mes turime teptuką. Ir mūsų teptukas yra šiek tiek ypatingas. Jeigu aš jums jį išardyčiau, jisai va štai šitaip va puikiai išsiardo. Ir va čia viduje rastumėte ne tik tai daug tokių kaip šeriukų silikoninių, bet ir štai tokį va groteles, ar kaip pavadinti, liežuvėlį, tiksliau būtų pasakius, į kurį daugiau susikaupia įvairiausio ar kiaušinių plakinio, ar kažkokio tai kito užtepuko, ar kažkokio tai pesto padažo, su kuriuo mes norime kažką tepti. Kai mes aptepime ir mūsų teptukas dar purvinas, bet mums jo reikės, tai yra mes aptepėm kiaušinių, kepa partiją bandelių, mums vėl reikės tepti kiaušinių, mes galim štai šitaip užlenkti ir pasidėti, kad nesutepliuoti stalo, arba štai va šitų va tokių išsikišimų prikabinti prie savo dubens. Taigi, kokį pasiūlymą mes turime vasario mėnesį, kad įsigyk silikoninį padėkliuką ir teptuką gausi dovanų, štai šitas rinkinukas gaunasi su puikia nuolaida ir jie puikiausiai dera tarpusavyje. Nes jeigu turit padėkliuką, tikrai prireiks jum ir teptuko. Kokius dargi silikoninius dalykus turime ant štai šito stalo? Ogi turim silikoninės keksiukų formas. Jos sąmoningai yra mano rankose 2, nes vienu kepimu į orkaitę kaip tik telpa 2 ir jūs galėsite įsikepti vienu kartu arba 12 keksiukų, arba 12 kugeliukų, arba 12 kotletukų, o gal kotletukų sluoksniuosite su kokia bulvių koše,
o gal suformuosit želė, o gal padarysit mini tortukus, o gal padarysite ledus. Arba šiaip iškepsite kokį skanėstą, nebūtinai tai turbūt keksiukas, gal tai bus mini pyragėliai, tokie kaip mes, pavyzdžiui, darome obuolių pyragą sluoksniuotą su birė tokia mase. Tai tokius galite įsikepti mažiukus, turėsite nedidelį pyragą, o turėsite 12 šaunių keksiukų. Kaip juos galima įsigyti? Galima įsigyti vieną su nuolaida, arba galima įsigyti abudu kartu. Ir tada jūs priedo gausite gaminį, kurį galima įsigyti ir atskirai, bet labiau jį apsimoka gauti dovanų kartu prie silikoninių formų, kadangi iškeptus keksiukus mums labai dažnai reikia dekoruoti. Mes turime štai tokį dekoravimo pieštuką. Mes esame turėję dekoravimo švirkštą, bet jeigu mums reikia apipiešti šokolado ar kokią glazūrą, iš tikrųjų švirkštas tam nelabai tinka. Tai ką mes darom? Įmame štai šitą dekoravimo pieštuką, pilame savo šokoladą arba glazūrą, elementariai sumaišę citrinos sultis su cukraus pudra. Jeigu norit spalvos, įdėkite trintų mėlynių ar trintų aviečių ar dažų, priklausomai nuo jūsų norų ir poreikių. Ir pieškite ant sausainių, pieškite ant keksiukų, pieškite ant pyrago ir visur ant lėkštės, kai jūs norite netgi su kokiu balzamiku tirštu, galite puikiausiai išpiešti savo lėkštę ir užrašyti gražiausius užrašus. Taigi štai turim tokį pasiūlymą, 2 keksiukų formas įsigydami su nuolaida, dar papildomai jūs gaunate dekoravimo švirkštą, arba galite dekoravimo švirkštą, ne švirkštą pieštuką, įsigyti atskirai. Kai kalbėjome apie dumenis, galgi vertėjo iš karto paminėti ir apie miltų sijoklį. Miltų sijoklis reikalingas visada ir visur. Pirmas dalykas, jeigu mums reikia pasisverti miltus, miltų sijoklis turi matavimo skalę, kuri yra ne mililitrais, o gramais. Taigi, jeigu iki štai čia yra 250, o mano picai reikia pusės kilogramų miltų, aš puikiai žinau, kad 2 sijoklius iki čia aš pripilu miltų, juos atidarius po tokiu būdu persijoju miltus į dubenį, tada mūsų kepinys bus dar puresnis ir skanesnis. Ir tada darau tešlą ir kepu. Kočiojant, man irgi gali prireikti šiek tiek pasibarstyti miltų, tai labai patogu pasidaryti su miltų sijokliu. Svarbu, kai jūs jojate miltus, atidaryti abudu dangtelius, kad patektų oras ir jūsų miltai puikiausiai birėtų į jūsų dubenį. Bet puikiausiai šitą indą galite susipilti tiek kakavą, jie irgi dažnai reikia nuo tų gumuliukų persijoti, ar norint kokį pyragą apibarstyti, arba cukraus pudrą ir iškepę pyragą jūs visada galėsite iš karto į gražiai apibarstyti, ar kokius blinukus. Bet jeigu jūs turite vieną sijoklį, arba jums per daug tiek cukraus pudros, tada galite cukraus pudrą įsigyti specialų sijoklį, su va tokiu, va matot, gražiu suktuku. Ir čia laikyti susipilus ar tai savo cukraus pudrą, ar tai kakavą ir pabarstyti cukraus pudrą ar blynus, ar pyragą, ar elementariausius mūsų keksiukus. Taigi, išsikepiam, bet dažnai bekepant mums reikia kočioti kažką. Keksiukus, aišku, mes sumaišėme dubenyje ir sudėjome į silikoninę formą kepti. Picą mes, aišku, tai kočiojame tiesiai ant silikoninio padėkliuko. Bet jeigu norim įsikepti kokį didelį vyniotinį, pavyzdžiui, pasidarėm mėlyną tešlą ir norim jį ten sutepti su sviestu, cinamono, obuoliais ir padaryti tokį didelį obuolių vyniotinį, tada mums be abejo prireiks kočiojimo padėklo. Aš savo rankose turiu kočiojimo padėklą, jis yra didelis ir turi įvairiausius ornamentus, ne ornamentus, apskritimus ir matavimo skales, kurioje mums pravers kočiojant. Ir mes jį pasitiesiam ant stalo, kai norime įsikočioti įvairiausią tešlą. Ar tai būtų mėlyna tešla, ar kapota tešla, ar varškės tešla, ar virtinukų tešla, ar varškėtukų tešla, mes pasitelkiam į pagalbą padėklą. Kaip padaryti, kad jis neslidinėtų ant stalo, reikia paprasčiausiai šiek tiek padrėkinti stalą, arba patiesti ant stalo drėgną kokią nors popierinę servetėlę ir patiesti mūsų padėklą ir jisai tada neslidinėja ant stalo. Ir kočiojame mes su kočėlu. Va štai čia aš turiu kočėlą, padėklą šiek tiek pasidėsiu. Kočėlo rankenos yra nepritvirtintos prie babino. Tai yra jos užsifiksavusios, bet mes kai kočiojame, kočėlas sukasi, o rankenos lieka mūsų rankose. Vieną rankeną aš galiu nuimti ir štai čia yra toksai va kamštukas, kurį galiu atsukti ir čia prisipilti, pavyzdžiui, šilto vandens, jeigu aš kočioju mėlyną tešlą, arba šalto vandens, jeigu aš kočioju trapią tešlą. Tai tokiu būdu mano tešla dar puikiau išsikočios.
Kai aš nenaudoju kočėlo su padėklu, aš paprasčiausiai paimu ir padėklą susuku ant kočėlo, perrišu kokią nors gumytę ir pasidedu į stalčių. Kai noriu kočios, vėl viską išvynioju ir puikiausiai galiu kočioti. Tobulas rinkinys, iš tikrųjų rekomenduoju, jį turėtų turėti namuose visos šeimininkės, kurios bent kažką tai namuose kočioja. Žinoma, labai puiku kepti silikoninėse formos, jeigu jūs kepate pyragus, picas ar netgi kotletukus ar kugeliukus, bet jeigu mums reikia iškepti vištą, kugelį ar kokį nors rimtą apkepą, tada jūs neišsiversite be Ultra Pro. Mano rankose Ultra Pro lazanija, jos pavadinimas galbūt ne toks jau teisingas ir tikslus, kadangi lazanijos aš jame nesu kepusi nei karto, bet vištos čia mano kepa labai dažnai kepa įvairiausi kotletukai, kepa žuvis ar daržovės sluoksniuotos su kokia nors, pavyzdžiui, kad ir faršu ar grinai vien tik daržovė, arba burokus kepu orkaitėj. Na, žodžiu, pats universaliausias Ultra Pro indas, jo talpa yra 3,3 litro, jisai pagamintas iš medžiagos, kuri atlaiko iki 250 laipsnių temperatūros, bijo griliaus nejunkite, bijo tiesioginės liepsnos ir jame puikiausiai apskrunda netgi neatidengus dangčio. Tai jeigu aš kepu vištą, vadinasi, man nereikia kažkokią mėsą, čia labai puikiai susties kokią mėsos kilytės, man nereikia atidaryti dangčio, mano mėsa gražiausiai apskrus ir jinai bus labai sultinga ir skani. Tiesiai su to indo aš galiu ir serviruoti į stalą. Taip pat aš galiu naudoti tai kaip 2 kepimo plokštumas. Jeigu aš kepu pyragą, man nebūtina jį uždengti. Pavyzdžiui, aš čia supilu kepti varškės kokį nors pyragą, o čia sudedu kepti obuolius. Ir vienu būdu arba 2 aukštais, priklausomai nuo orkaitės dydžio, įdedu į orkaitę. Idealus indas, ideali forma. Jūs galėtumėt manęs paklausti, kaip čia sutalpinti vištą, o aš ją perkerpu per krūtinę ir ją taip išskleidžiu. Ir mano namuose visi mėgsta vištos odelę, taigi odelė visa būna gražiai apskrudusi. Bet kaip tokią gerybę išimti iš orkaitės, jinai būna karšta, lygiai taip pat ir silikoninės formos, lygiai taip pat ir grotelės būna karštos. Ir aš savo rankose turiu pačias geriausias silikoninės pirštinės, kokias esu kada nors turėjusi. Tai yra supervarės silikoninės pirštinės išimti karštiem kepiniam iš orkaitės, tiek silikonus, tiek Ultra Pro. Rekomenduojama išimti pirmą su grotelėmis ir palaukus 5 minutės, tada jau galite nešti kažkur tai į stalą ir pateikti savo svečiam ar savo šeimynai. Puikios pirštinės labai bus naudingos jums tikrai pravers jūsų virtuvėje. Tik tai, jeigu jūs jas naudojate kur nors prie atviros ugnies, žiūrėkite, kad nepapultų atvira ugnis, nes nuo atviros ugnies silikonas paprasčiausiai sudega ir subyra. Idealu, gražu, patogu, naudinga, reikalinga ir jas poroje galite įsigyti ir 2, sutaupydami daugiau. Taigi turim silikoninės pirštinės, bet dar ant šito stalo yra daug dalykų, apie kuriuos aš nepasakoju. Turime 3 mentelių rinkinį, nes gaminant tikrai reikia šį bei tą pamaišyti. Silikoninės mentelės, jos tilps į mažiausią stiklainiuką, išvalys mažiausius indelius. Ir sąmoningai mentelės parinktos mažosios, kadangi šį mėnesį su nuolaida mes turim ir mini turbo šefiuką. Štai va šitą gražuolį su virvute, apie kurį ne kartą jau esam labai daug pasakoję, kaip galima susismulkinti česnakus, svogūnus, riešutus, žalumynus, įvairiausius užtepukus pasigaminti, ar uogas susikapoti su kokiu nors cuko varške ar panašiai. Aš šiandieną, pavyzdžiui, dariau labai elementariai, įdėjau petražolių, įdėjau anakandžių riešutų, viską sukapojau, įdėjau druskos pipirų aliejus ir turėjau puikų pesto, kurį puikiausiai valgiau su ryte iškeptu omletu ir paskrudintą duoną. Taigi variantų 101, ką galite susikapoti su šitų mažylių ir jis tikrai palengvins jūsų kasdienį gyvenimą virtuvėje. Kitas raudonas gražuolis, stovintis šalia mano turbo šefiuko, yra sūrio malūnėlis. Jeigu aš jį išardyčiau, jūs galėtumėt pamatyti, kokia smulki geležėlė yra štai šito sūrio malūnėlio. Ką mes galime su juo susimalti? Realiai galite sumalti ne tik tai sūrį, nors jis pagamintas, pavadintas, patau iškabinsiu taisyklingai, pavadintas sūrio malūnėliu. Jeigu jūs norite gražiai papuošti, pavyzdžiui, kad ir silkę savo pataluose, galite kiaušinio trynį atskirti nuo kiaušinio baltymo, atskirai sumalti trynį, atskirai sumalti baltymą
ir turėsite labai gražiai, pirmą aišku išbersit trynį, paskui išbersit baltymą ir turėsite labai gražiai visą tai sumaltą. Taip pat kietą sūrį, jeigu sūris labai minkštas, jūs paprasčiausiai jums bemalant užkišti į šitą vietą. Taigi malkite kietus sūrius, malkite šokoladą, malkite džiūvėsėlius, malkite krienus, malkite imbierą, tik tai ne minkštą sūrį. Dar toks privalumas, kad kai aš kažką tai sumaliau ir nesunaudojau, štai šitą indelį aš galiu uždengti dangteliu ir pasidėti į šaldytuvą kitam kartui, kai aš norėsiu naudoti šitą produktą. Taip, taigi dargi turim ir sūrio malūnėlį. Ir begaminant mums be abejo prireiks peilio. O peilius reiktų karts nuo karto galąsti. Mes turime universalų peilį su move ir turim galąstuvą. Jeigu aš nuimčiau šitą dalį, jūs matytumėt, kad galąstuvas turi rožinius akmenukus ir baltus. Rožiniai akmenukai yra stambesni, balti yra smulkesni. Galandasi labai paprastai mano peilį ir braukiame vieną kryptį. Arba nuo savęs, arba į save, 3-4 kartus, nespaudžiant tiek, kiek peilis pats lengvai krenta gula į jūsų galąstuvą. Taigi 3-4 kartus per stambų, 3-4 kartus per smulkų ir mano peilis puikiausiai pagaląstas. Galąstuvą sulankstom ir pasidedam ten, kur mes įprastai laikome. Peilį naudojame, jį galima laikyti užmovus modą arba modą naudoti tik tada, kai peilį norite vežtis. Tai labai patogu. Ir jeigu prisikėpiam pyragų, bandelių ir kitų skanėstų, žinoma smagu išsivirti kavos ar kakavos, ar išgerti šiltą pienišką skanų kokteilį su tokia tvirta skania pieno puta. Štai čia yra pieno plaktuvas, su štai tokiu sieteliu. Mes pilame iki štai čia šaltą pieną ir pašildami į mikrobangę arba pilame iš karto pašildytą iki gerų 40 laipsnių, uždedam sietelį, uždedam šitą dangtelį ir plakame pieno ribose. Mūsų pienas pavirsta į putą, tada pilame jį į stiklinę ir užpilam kavą, arba pilam kavą ir ant viršaus sudedam pieno putą, arba sumaišom su kakava ir turime tokią tirštą, šiltą, pieno su puta kakavą, arba sumaišome su uogiene, arba paprasčiausiai vaikai mėgsta suvalgyti kaip šilto pieno putas. Taigi turime ir pieno putos plaktuvą, bet jeigu mes norėsime savo skanėstus laikyti ar kažkur transportuoti, mums reikės kokių nors indų. Ir vienas iš tų indų yra samba pyraginė, kurią, aišku, galima naudoti paprasčiausiai laikyti pyragui, tiek ant įdubusios, tiek ant lygios dalies. Aišku, jam serviruoti galima ir į stalą keliauja čia pyragas, o čia tarsi pjedestalas, arba galima ją naudoti apvertus. Čia, pavyzdžiui, sudėti keksiukus ir vežtis tokiu būdu, arba čia sudėti keksiukus viduje va taip ir vežtis tokiu būdu. Arba dėti į šaldytuvą, arba palikti ant stalo elementariai suteptus sumuštinius ar kažką tai kitą ir visi matys, o guli sumuštiniai, vadinasi, juos reikia suvalgyti. O štai čia guli keksiukai ar pica, vadinasi, ją reikia suvalgyti. Taigi turim pyraginę, o kai kažkur tai vykstame, arba norime dėti į šaldytuvą, labai patogu tam naudoti smaližių. Didelis smaližius, dangtį galite nuimti, kaip plaunate, bus patogiau išplauti. Štai tokiu būdu uždėti. Ir jį iš tikrųjų telpa daug mūsų keksiukų ar kokių nors kepinių. Arba galite netgi mėsytę susimarinuoti ar kitus dalykus padaryti. Uždengia dangtelį ir per dangtelį matote, kas sudėta, ar tai bus sumuštiniai, ar tai bus kokie užkandžiai, o gal bus stalo įrankiai ar kažkas tai kitas, ką jūs norit sudėti. Galima įsigyti vieną smaližių, jau gerokai sutaupant. Arba galima įsigyti 2 už 1 kainą, sutaupant, jau tikrai labai daug. Na ir kadangi pakėliau smaližių, štai čia mes matome 2 duoninės. Junior duoninė ir didžiąją duoninę. Tiek ta duoninė turi kvėpuojantį filtrą. Junior duoninė turi filtrą viršuje. Štai šita didžioji turi filtrą šonuose. Ir mes sutupdome čia savo duoną. Junior duoninė turi štai tokią išimamą tarpinę. Jūs galite tokiu būdu atskirti vienos duonos rūšį nuo kitos, arba jeigu laikote tosterinę duoną pjaustytą, prilaikyti, kad jinai nevirstų jų, o štai čia gal sudėti kokias bandeles. Tiek tos duoninės apačia yra grumblėta, taigi aplink mūsų duoną puikiausiai cirkuliuoja oras ir mūsų duona dar ilgiau išliks šviežia.
Taigi štai čia yra Junior duoninė su puikia nuolaida ir jos mes neturėsime naujame kataloge nuo kovo mėnesio, tai yra paskutinė galimybė įsigyti. Ir didžioji komfortiška duoninė, į kurią tilps įvairių duonos rūšių duona. Jūs galėsite atidengti ir po namus pasklis duonos aromatas, kai jūs pusryčiausite ar pietausite. Tokia duoninė taip pat puoš jūsų virtuvę, taigi puikus gaminys tiek duonai, tiek puošmenai jūsų namams. Na ir mes čia kepėm orkaitėje, gaminome viską, bet dargi turim tokį dalyką kaip plytelę. Ir labai dažnai mums reikia kažką įsivirti arba įsikepti keptuvėje arba puode. Ir štai čia aš turiu 2 piurė serijos gaminius. Tai 7,6 litro piurė puodą su va štai tokiu patogiu dangčiu, kurį galima prisitvirtinti prie puodo krašto, kai mes kažką tai maišome arba norime kažką pripilti papildomai. Ir tiek keptuvės, tiek puodo dangtis yra su tokiu kaip švilpuku. Kai mes, pavyzdžiui, verdame daržovės, tai bereiktų tik sudėti daržovės, įpilti per pirštą vandens, galima iš karto statyti didesnį šiek tiek ugnį ir kai puodas pradeda švilpti, mes jį bum, uždarom, užrakinam, ugnį sumažinam ir viską pabaigiam virti puikiausiai garuose. Arba jeigu jūs darot kokį troškinį, puodas pradėjo švilpti, jūs galite atidaryti garo išėjimo šitą sistemą ir troškinti savo troškinį toliau, būtent taip uždarytam puode, sumažinus temperatūrą. Lygiai tą patį mes galime daryti ir su keptuve. Turim universalaus dydžio 24 cm keptuvę. Joje kepant mėsą, jeigu kepame, mums reikia įkaitinti keptuvę iki tokio lygmens, kad vandens lašas bėgiotų ir nesiškėtų. Dedam savo mėsą ar įpylę šiek tiek riebalo, ar neįpylę ir puikiausiai kepam. Taip pat galime uždengę dangtį troškinti, tai yra turėti kaip ir troškintuvą. Taigi turim puodą ir keptuvę ir turbūt apie visus pasiūlymus, kas yra ant štai šito stalo, aš jums papasakau. Bet štai čia stovi dar vienas rinkinukas, kurio mes neturime vasario mėnesio pasiūlymuose, bet mes jį turime katalogę. Katalogė yra tobulas rinkinys. Jūs įsigėt 4,5 litro dubenį, 7,5 litro dubenį ir 10 litrų dubenį gaunate dovanų. Tai iš tikrųjų gaunas beveik 50% nuolaidą. Šitų pasiūlymų jūs galite pasinaudoti irgi tik vasario mėnesį, nes nuo kovo mėnesio šito rinkinio šitą dubenis bus katalogė, bet jos galima bus įsigyti atskirai, ne rinkinyje. Tai dabar įsigydami jūs sutaupote, štai šitą rinkinį įsigydami sutaupote 34 eurus, tiek kiek kainuoja didysis mūsų dubuo tešlai. Ir įsigydami šitą, visada dar rekomenduoju įsigyti ir mažiuką 1,4 litro, nes jisai puikiai tinka į visą šitą gražią dubenų kolekciją. Štai tokius šaunius pasiūlymus mes turime vasario mėnesį. O po dešinę mano ranka jūs matote tai, ką galite gauti dovanų. Ir neprasnauskite pirmosios vasario savaitės, nes 6 savaitę jūs galite būti patys savo valentinai. Tai yra, jeigu jūsų užsakymas 6 savaitę yra bent 160 eurų, jūs gaunate vieną termopuodelį valentinas. Jeigu jūsų užsakymas yra bent 240 eurų, jūs padovanojate savo net 2 termopuodelius valentinas ir galėsite pasimėgaudami gerti. Važiuodami mašinoje, įsimesti į kuprinę ir gerti kažkur tai gamtoje. Taigi 2 tobuli termopuodeliai. Dar jūs ant šito stalo matote naująją Aloha dubenų kolekciją. Gražūs dubenys, naujoviškos formos, su sandariais dangčiais. Ir mes juos turime net 1, 2, 3, 4, 5 dydžių. Per vasario mėnesį jūs galite užsidirbti visus, o kai kurių netgi po kelis. Mažuosius jūs galite įsigyti net 4 užsidirbti, o 2 litrų jūs galite užsidirbti netgi 2. Taigi turėsite puikų Aloha rinkinį. Visą tai rasite aktyvumo brošiūroje ir matysite, kaip galima tai užsidirbti. Ir štai čia dar yra iškilos krepšys, patiesimas, kuris įsilanksto į patiesimą. Jeigu mes jau turime dubenis, tai kaipgi mes apsieisime be krepšio, į kurį reikės viską susidėti, kad keliauti į iškilą. Taigi sėkmingo vasario, pasiūlymų turim daug ir iš tikrųjų labai gerų. Taigi gerų darbų, sėkmės
Ir jeigu jūs dar nesate Tupperware demonstruotojas, iš tikrųjų kviečiu jūs prisijungti ir taip pat darbuotis su jumis kartu. O jeigu jau jūs tą klausėte iki štai čia, tai parašykite komentarę, kad puikūs pasiūlymai, 2 žodžius, tai puikūs pasiūlymai ir sudalyvausite loterijoje. Iki pasimatymo vasario mėnesį.